Sveiki, ši vaizdajuostė yra įžanginė grojaraštė Excel moduliai statybos įmonės informaciniai sistemai. Mano vardas Šarūnas ir šioje skaidrėje jūs matote, kokie yra gamybos procesai statybos įmonėje. Statybos įmonės procesus. Visi puikiai jūs žinote. Taigi, pasiūlos kainos nustatymas, sutarties pasirašymas, įmonių logistika, gamyba, statybos darbai, akto ir sąskaitos išrašymas, pinigų gavimas. Tai daugiausiai, ką statybos įmonės naudoja, tai yra Lietuvoje, tai yra sąmatų sistemos ir apskaitos sistemos, kurios yra gana nebrangios ir atlieka reikalingas funkcijas šiose srityse. Tačiau dažniausiai po to nėra nuoseklaus informacijos srauto, jis trukinėja, reiškia, rankiniu būdu yra pervedami duomenys, kartojami ir tokiu būdu atsiranda ir daug klaidų ir kita vertus tai yra neefektyvu naudojamas žmonių darbo laikas, kuris jau tampa brangesnis negu kad sistemos nusipirkimas ir įdiegimas. Taigi, sprendimai didelėms įmonėms yra verslo valdymo sistemos, kurios iš tiesų daug darbo automatizuoja, sudaro nuoseklų informacijos srautą. Tačiau verslo valdymo sistemos vis tik gana brangios, jos sudaro ir tiesioginės išlaidos, jų kaina, jų diegimas, taip pat netiesioginės išlaidos, kad labai daug reikia skirti laiko įmonės vadovybei jų diegimo metu. Ir jeigu visai IT sistemai įmonė taip, turėtų skirti apie 5% savo apyvartos lėšų, tai jeigu verslo valdymo sistema kainuoja keliasdešimtis tūkstančių, tai reikia įsivaizduoti, kad nedaug tų įmonių Lietuvoje gali skirti tokias lėšas ir įsidėti šias sistemas. O apskaitos sistemos gana pigios, sąmatų sistemos irgi nėra brangios, taigi lieka tarpinė grandis ir kaip tai spręsti. Jeigu jūsų įmonė yra pakankamai didelė, reikia, kad daug žmonių vienu metu galėtų prieiti prie informacijos ir ją taisyti, koreguoti arba peržiūrėti, tai Excelis šito požiūriu turi savo ribas ir geriau tada galbūt panaudoti, pavyzdžiui, statybos projektų valdymo informacinę sistemą, kurią sukūrė ProRuna ir kurią iš dalies finansavo ES struktūriniai fondai. Taigi ši sistema užpildo būtent tą nišą, kaip čia parodyta žaliu apvadu. Tai jinai importuoja duomenis iš sąmatos ir toliau galima planuoti sudarinėjant darbo grafikus. Iš tų darbo grafikų mes galim gauti medžiagų poreikio planą ir netgi sudaryti aktą sąskaitų ir sąskaitų išrašymą klientui. Tai šita sistema ProRunas yra, aš irgi dalyvavau jos kūrime, jinai užpildo tą nišą ir sukuria būtent nuoseklų duomenų srautą nuo pasyvios kainos nustatymo, tai yra nuo sąmatos sistemos iki apskaitos sistemos. Sumažėja rankinio darbo ir tai yra gerai. Irgi, jeigu šią sistemą norėsite dėktis, galite kreiptis į ProRuna arba galite parašyti man. Mano elektroninis paštas sharunas.bielskis@gmail.com. Taigi, jeigu jūs nusprendėte dėkti ProRunos projektų valdymo sistemą, tai toliau galite šio grojaraščio nežiūrėti. Tačiau yra ir kitas kelias. Ir aš dirbdamas vienoje iš Lietuvos medinio karkaso namų statybos įmonėje, būtent pradėjau šiuo keliu eiti. Ir pasirodo, jis nėra toks sudėtingas, kaip iš pradžio atrodo. Tai reiškia papildyti jau esamą informacinę sistemą įvairiais naujais Excel moduliais. Ir kadangi aš dalyvau įvairiose darbo grupėse, kuriuose buvo sprendžiami įvairūs klausimai, taigi praktiškai netgi sudariau ir sąmatų sistemą Excel'yje,
kadangi mums netiko standartinės lietuviškos sistemos dėl to, kad jos neturėjo atitinkamos duomenų bazės ir nebuvo galimybė dvikalbystę įgyveninti, normatyvai irgi netitiko mūsų realių įmonės duomenų, taigi teko kurti sistemėlę ir joje yra dar ir daugiau funkcijų gyveninti ir nuo tos sistemėlės toliau galima vykdyti medžiagų planavimą, tai reiškia suskaičiuoja medžiagų poreikį, kadangi duomenys, reiškia, sąmatos yra susijęti su apskaitos duomenimis, susijęti su tiekėjų duomenimis, tai galima sudaryti medžiagų planą ir ne tik pagal norminius, pagal matmenis, matavimo vienetus, pagal kuriuos yra sudaroma sąmata, bet ir pagal matavimo vienetus, iš kurių yra įsigyjama iš tiekėjo. Pavyzdžiui, izoliacinė vata, akmens vata gali būti, reiškia, pokais, gali būti tiekėjas gali kubiniais metrais, o normuojama jinai kvadratiniais metrais. Taigi ir tokie dalykai padaryti, skaičiavimai, toliau ši sistema taip pat yra Excel moduliukas, kuris formuoja užklausas tiekėjams ir jas vertina ir iš to po to seka užsakymų. Reiškia, aš ten ne visą procesą, bet užsakymų sekimas, jų vykdymo kontrolė, ar atkeliavo į sandėlį, neatkeliavo, irgi yra padarytas Excelinis moduliukas. Ir taip pat šiame moduliuke dar įspręsta tos klausimas, kad užsakymo priskirimas prie projekto, nes reikia sekti projekto biudžeto panaudojimą, o kol nukeliauja tas pirkimas, užsakymas į apskaitos sistemą į sąnaudas ir kol pasimato apskaitos sistemoje to projekto sąnaudos, gali praeiti ten keli mėnesiai, o tai ne visada tenkina. Vadovybė turi gauti naujesnius duomenis ir tai ne visada tenkina vadovybę, kad priimtų reikalingus sprendimus. Taigi, po to yra įspręsta, reiškia, projekto pelningumo analizė, tai yra visas yra sąnaudų sekimas, kaip sakiau, taip pat ir netgi su išleistais pinigais galima matyti, reiškia, kad ne tik galutinės sąnaudas yra pajamas, bet ir pridėti tai, kas yra jau biudžetas išleista atskirai eilute, kad yra išleisti pinigai. Taip pat netgi tam tikra dalimi, reiškia, įsiterpiau ir finansų sistemą, tai ir įmonės biudžetas irgi yra sudaromas Excelio moduliuke. Kai turim daug projektų, reiškia, tų projektų sumuojam, pajamas, sąnaudas ir matome, kokios įmonė gali rezultatus turėti, reiškia, planas, kiek tų projektų bus ateityje. Taigi ir taip pat sąskaitų išrašymas, kadangi jeigu reikia užsieniečiams išrašyti sąskaitas, nelabai atitinka kartais iš apskaitos sistemos išrašomos sąskaitos tų reikalavimų, kurie reikalingi tokiam klientui. Ir gana gaunasi išsamus, gana nuoseklus informacijos srautas, tai reiškia sąmata, nuo sąmatos medžiagų planavimas, toliau užklausų tiekėjams siuntimas, tų užklausų analizė, po to užsakymų įvykdymo sekimas ir jų priskirimas prie projekto, biudžeto panaudojimo ir toliau sąnaudų projekto sekimas, jo sąskaitų išrašymas už projektą klientui, tada analizė, reiškia, projekto pelningumo ir įmonės biudžeto sudarimas. Taigi gaunasi gana nuoseklus informacijos srautas ir visa tai padaryta Excelio moduliuose. Taigi, jeigu jūs sudomino ši tema, prašau žiūrėti kitas šio grojaraščio vaizdajuostes. Iki malonaus.